dabar tos numerius pasimt. Kažkaip prašė, kad mūsų kažkokia speciali palapinė turi būti. Dėl to, kad pas mus medaliai, tuos kitokius numerius. Kažkaip tie organizatoriai taip pat pažįsta iš tų numerių ir ateina užduoti medalį. Kažką tai gavom. Va, sumuštinį gali pasidaryti su užtepėliu. Čia valgysim pirmadienį. Bet čia sumuštinis. Sakai? Mes čia einam Toyota ėjimą. Per Vilnių. Pirmą kartą einam mieste, dėl to labai norėjau įamžinti šitą mūsų ėjimą. Einam 25 km ir labai įdomu, kokia bus trasa. Dabar perėjom per Gedimino prospektą, esam prie katedros. Ir judam toliau, gavom pirmus savo sneksus. Žiūrėsim, ką dar duos. Šiaip žygis pats nemokamas yra, bet mes susimokėjom po 3 eurus, kad gautumėm medalį. O medaliai su Čiurlionio paveiksliukais kažkokiais. Tai žodžiu, gražus turėtų būti medaliai. Nu ką, einam toliau. Nuėjom 3,5 kilometro. Kol kas viskas oka, ne? Va, kažkada čia tokie dalykai bus. Jau nuėjom 5 atstumą, dar nenuėjom, bet pas mane rodo 5, pas Karolį rodo biškį mažiau, nes aš per anksti įsijungiau laikrodį. Jau nuėjom 5 atstumą, tai yra 5 kilus. Einam čia per tokį parką, šiaip einam trasa, keliu taku, kur šiaip nesamėjai. Tai biškį ir Vilnių pažinsim naujai. Visai įdomu iš tikrųjų. Jau nuėjom netoli 7 kilų, 6,6 pagal Karolį, 6,7 pagal mane. Ir matom, jau yra vėl punktas, jau vėl yra palapinės, žiūrėsim, gal kažką tai gausim nemokamai vėl. Taip, čia. Numeris yra raktas į skanukas. Gal gazuotą pasimti vieną ir negazuotą? Negazuotas, prašau. Gazuotas, gerai, ačiū. Taip, pasiėmėm rėmėjų dovanėlės, gazuotą ir negazuotą Neptūną ir dar čia gavom tokį skanuką. Kas čia? Čia prie tūlikų, tu nori tūliką? Ne. Tai gerai. Kol kas prie tūlikų. Man pavyzdžiui, kai į žygiuose einu, kažkaip vis tiek išprakaitoju gal tos skysčius, mažiau norisi į tos tūlikus. Ne visiems taip, kiti labai daug geria, matyt. Per daug geria, neišprakaitoju viską. O čia paplūdimys yra. Žirmūnų paplūdimys, va. Prašau. Uždarė. Tai atnaujina, žiūrėk, pagerins paplūdimį. Ką, dabar 7 kilai jau pas mane rašo, pas Karolį biškį mažiau bus, bet judam toliau. Va, takas aplink Vilnių.
Čia kur 100 kilų gali perėjo į kitą pusę. Nu tai jau palaukite dabar. Toyota. Man atrodo, mes jau artėjom prie savo parką. Čia taip kalnai prasideda, Kalvarijų kalnai. Va dabar įėjom, man atrodo, žinot. Galvoju, iš kur čia tik tai. Pagal mane mes jau esame nuėję virš 9 kilometrų. Ir tam mes įėjom į parką, į kurį einam su Karoliu pasivaikščioti. Tai čia yra Verkių parkas. Tai visai įdomiai. Gal išsižiūrėsim, kur tas mūsų parkas dar nuved. Gal kokiais takais nesamėję, bet kol kas tai atpažinom savo žygių vietą. Visada tenai įdom, kai einam pasivaikščioti. Dabar einam į dešinę. Visada planavom kažkada į dešinę pasuk, bet niekada neprisiruošdavom. Tai va dabar proga per šitą ėjimą pažiūrėti, kas dešinėje yra. Nu, nuėjom mes jau virš 10 kilų. Ir einam čia dabar tokiam parke, kur visiškai neatrodo, kad būtumėm Vilniui. Civilizacijas nėra. Vien medžiai aplinkui į priekį, va irgi proskinti, taip gražiai matos. Vilnius tikrai žalias miestas. Pagalvoju, jeigu galiu tiesiog mieste vaikščiodama šitaip nueiti. Mes lipam į šitą kalną, tada man atsimeni. Jo. Mes galvojom, kaip čia pareiti, dabar atgal. Ir visi leidžiamės dabar. Nu, eikite. Jeigu aš kristų, mane gaudys. Opa. Mūsų seniai svarstytis tikslas. Verkių malonus. Sakai. Bet jie turi, man atrodo, ir viduj tenai. Tu. Reiks eiti. O čia, žiūrėk, irgi po lemputėm gali sėdėti. Gali ir vakare ateiti. Fainiai. Va, bėga vanduo. Čia dar viena mintis. Mes kažkada lyginom su Rambyno kalnu, beveik tas pats gaunas. Aš mačiau dar pavienius žmonės, kurie turėtų 10 kilų eiti eina šitą trasą. Jie pasiklydė ir ar jie nusprendė, kad jiems 10 per mažai. Čia buvo skirtumas, jeigu medalio nepasiėmė, tai tiek nueisi. Nu, duok man tą sumuštinį, tą energijos biškį pasipranta. Galvoju, gal tą vandenį vieną persikaltų vietą. Dėl to aš dėjau šitą panepilžinti. Gerai. Ir man atrodo, turi būti kažkokie tai pridavimo punktai tų butelių, kuris sumesti butelius.
Įdomu. Net nesilankstom. Pirmas mūsų rimtesnis sustojimas. Dabar turim nuėję 11 su biškiu. Tai biškį energijos pasipildom. Ir vandens atsigeriam, pailsim. Čia į kalną reikėjo lipti, tai biškį tokie padusę. Dabar nukrito jau man. Jau 9-7, tai gerai. Tai 11 kg nuėjom per 2,5. 2. Nu ką, pailsėjom. Pailsėjom ir judam toliau. Liko dar daugiau nei pusė. Mišios vyksta, o mes taip šventai sukam į kairę ir einam kryžiaus kelius. Tai va, su kryžium. Graži. Taigi, taip. Tai čia tie kryžiaus keliai, žiūrėk, ir ein, matai tos būdelės tokis. Čia vienuolins ir vienuolins nukryžiuotojų Kristaus. Čia yra šita vieta. Žinau, šita rimi. Va jums Jeruzalė. Tai tiem iki Jeruzalės. Jeruzalė ir vienuolins. Vienoks, kitoks mišios vyksta. Kažkaip parašyta. Va jums Vilniaus Kalvarijos. Laidojimo paslaugų centras. Kur mes einam? Tam. Ką turim? Ar dažnai atkreipiate dėmesį į tai, kaip kvepia miškas? Pavalgysim šito dabar. Nu, pavalgyk, viską pavalgyk. O taip atrodo, galim parodyti. Va, precelis. Baked and squeezed. Padarėm precelių polisiuką. Virš 15 kg nuėjom, tai realiai liko mums 10 km. Šitą pastatą žinau. Ten Konstitucijos prospektas matosi. Ar vandens pertraukėlė? Visai gerai. Mineralinis. Mineralų daug. Kiek čia? Nuėjom 17 km. Tai nesibiškiu. Gerai, kažkaip nepasivargus taip iš tikrųjų. Kol kas. Kaip per 8 kilus gali pasiteisti. Dar jeigu kalnu kokių įmes. Pavyzdžiui, pavyks. Įveikėm 20 kilų, pas mane 605, 7, nu žodžiu, 20,5 kilų. Buvom į miško, dabar vėl išėjom į plentuką biškį. Ruskina. Geriau matosi, kiek žmonių. Aikštelis matosi. Ir čia dar viena stotelė.
biški lietaus gavom jau ant galo čia. Gerai, kad batai geri. O tai mes tokiais kalnais čia varom. Va. Kad galima ir nusiridenti, žinokitas, jeigu su bėgimo bateliais kai. Paskutiniai kilometrai. Žinau, einam 5 valandas, kem 5 minutės. Tai laiks nepasikeitė, matai. Ir nuėjom 23 kilometrus 600 metrų. Tai liko visai nedaug. Baigės lietus. Baigės ir energija vėl. Biški baigėsi energija vėl. Jau turėtų kvepėti medalis. Aišku, čia tuos kilometrus, kaip čia tie laikrodžiai rodo. Tai čia skirtingai rodo. Neaišku, iš tikrųjų, kada bus jau tas finišas. Tiksliai. Dažniausiai vis tik reikia ilgiau pat. Jo. Tai, bet jo, jau greitai metu. Šašliks kiek kažkas. Jau vilioja maisto kvapas, ojoj. Medalį. Mes laimėjom. Čia nėra užrašyta žodžio finišas net. Sveiki. Sveiki, mes va. 24 palaukit, ne taip gynai. Aha. Atžymėkit. Kad jau baigėt Gerai. trasą. Taip. Kad pasiėmėt, prašau, kaip sekėsi. Gerai, puikiai. Pats. Nu ką, viskas apdovanoti. Medaliai ant kaklo. Dingo pakyla man. Ai ne, yra. Einam, nusifotkinsim. Ir žygis baigtas. Įveikti 25 km Vilniaus mieste.